Sveiki visi čia crafterių būrys ir mes žaidžiam Minecraft 1.6.2 versijoje. Ir praeitą kartą baigiam ten visai nepanašioje vietoje, kai namą baigiam statyti, žodžiu. Kažkaip taip turėjo būti, bet aš nebeprisidedu, kur mes baigiam. Žodžiu, mes filmavom video ir man ten kažkas sustrūko, kažkas atsitiko, kad nustojo filmuoti. Ir va ką padariau per praeitą kartą, kai nufilmavau jums. Kai sakėm, komentuokit, bet niekas dar iki šiol nepakomentavo. Vienas komentaras, bet tas komentaras buvo, kad žiauriai lagina. Žinau, man lagina. Tai nepykit dėl to, truputį su lagu žaisim, bet tai... Dėl to nelabai nepykit ant manęs, nes mano kompas nelabai toksai yra. Nes kad kai nefilmuoji, tada normaliai veikia, kai filmuoji, tada nelabai. Ir aš manau, kad dabar gražinsim namus, ten viską, žodžiu. Pastatysim gražiau. Tai dabar aš eisiu namus ir... Va, dar čia pasidariau. Jei kartais aš Kupsonas filmuočiau video, tai nepykite bus be garso, nes mikrofonas susipisa, tai... Oi, biškiai mažat parandau. Mikrofonas sugedo tiesiog. Tai nusipirksiu gal šiandien, nežinau, kada naują mikrofoną. Tai tu per telefoną mikrofoną naudok. Per telefoną irgi veiks. Tikrai? What the heck? Swordas tiek paduoda, kiek ir Iron Axe'as. Atakos. Jo, stone. Čia dar stone. Grindų dar neuždėjom. Žinau. O tai ką manai aš darau? Šis video bus, kai mes gražinsim namą. Taip. Jei bus neįdomus, parašykite į komentarus, kad mes daugiau to nedarytume. Bent jau už kadrą tik darysim tada. Kad nefilmuosim, žodžiu. Ir parašykite žaidimus, kuriuos mums filmuoti, sakyk, patartumėte, nes Minecraftas vis tiek po kiek laiko pabosta jau. Jo. Tai nežinom, kokį žaidimą naują filmuosim. Vienas iš variantų Battlefieldas, Prototype 2 ar be koks ten. Gal Content Strike, Global Offensive nufilmuosim. Nežinom dar. Kokį? Matau, medžio trūksta. Eisim pasikirsti. Į šį video nejuokausim, tai nepykit, nes... Nėra ką pasakyti. Nėra ką pasakyti, jo. Viską pasakėm per kitus 4. Ačiū, kad daug jau pažiūrėjot. Tikrai mums didelis pasiekimas, nors dar dienos nepraėjo, kai mes pradėjom filmuoti, dar apie 20 valandų praėjo, kai mes pradėjom filmuoti ir jau turim apie 30 peržiūrų kažkur į visus video sudėjus, netgi daugiau gal. Daugiau tikrai. Vieną subscriberį, vieną laiką, vieną nepatinka, kažkam nepatiko. Dėl to, vienas parašė, dėl ko jam nepatika, nežiūri lagina. Jo, dėl to tu nepyk, mano kompas nelabai jau toks ir geras. Jeigu, kai Kupsonas filmuos, tai jau netaip lagins, galiu tik tai pasakyti. Na, kai tik pas mane bus naujas valdas, netoks, o biški kitas valdas bus, tai nepykit, žaisim viską per naują. Gal arklį rasim. Cool tada bus. Čia matot, skiną biški pakeitė į Tarzaną. Jo, nelabai toks. Pakeis. Šiandien, man atrodo, Funny Bear. Gal už kokio pusvalandžio pakeis naują man. Jo, mums abiems keičia skinus automatiškai. Nes mes atsisiuntėm skino, o patys tiesiog radom ir ten tas skinas automatiškai skeičia. Pasikeičia kažkiek laiko. Tai aš jau turbūt, aš dabar eisiu, žodžiu. Dabar mano... Valgi, tai Kupsonas pažais. Turbūt, palauk, aš pasižiūrėsiu, gal kiek filmuoju. Ai, tai dar kokias
5 minutės, dar kokias 3 minutės pafilmuok ir viskas jau bus. Gerai. Ties kelią iki to. Iki Keivo? Ne, ir iki Keivo, ir iki to arklio būdos. Tai, va, kalba, kupsalas. Pradedam žaidimą. Dabar dar pastatėm arkliui, naują arklį susiradom. Turbūt jums sakėm, Radiūdas, aš nežinau, aš negirdėjau, biškai išėjęs buvau. Va, naujas mūsų arklys. Su tokiais pačiais armurais, blemba, kaip būgina. Sorry, gal pasakyk, jis mažas, bet žiauri, kaip būgina. Negalima net normaliai pažaisti. Tai dabar eisim tiesti kelią iki arklio būdos. Iki aptvaro. Gerai. Dabar tik tuo jau susiranda mendę. Eisim iš 2 eilių. Biškim būgina žiauriai. Amba, atsiprašau, žiauriai būgina. Pas mane nebūgins, kompas žymiai daug naujesnis. Tai kad galiu pasakyti, kad kompo biški man išveš, tai negalėsiu. Nežinau, gal nefilmuosiu kokią aš savaitę kupsanas, tai gal kokius video nufilmuos. Aš tai negaliu. Jums tikrai pažadėt, kad išveš, bet visko gali būti. Iki keliaujam iki arklio būdos. Kad čia žiauriai lagina, tai aš vos pats galiu pakasti. Žiūrėkit mūsų kitus video. Dar kartą ačiū už peržiūras visas. Nežinau, tiesiog gal komentuokit, nes mes čia dar naujokai tam YouTube. Tai galim klaidų visokių daryti. Nepykit, jei bus klaidos. Nes, taigi sakau, naujokai dar, tai matot. Jau galima sakyti, daug pasiekė. Palaukit, pažiūrėsim, kiek filmuojam. Gali užteks, sukraibinkit, laikinkit ir iki.